Kaip žinia, įmonėje daromos įvairiose veiklose. Pirmiausia, gaminant produktus arba teikiant paslaugas. Antra, reklamuojant ir parduodant prekes. Trečia, įmonės administravimo ir kitose bendrosiuose veiklose, kuriuose nieko negaminama ir neparduodama, tačiau šios veiklos reikalingos įmoniai apskritai. Ir kiekvienoje iš šių veiklų įmonė turi realias galimybės racionalizuoti kaštus, kad jie būtų daromi su kuo didesniu efektyvumu. Tai pasiekus, įmonė gali dirbti pelningai nepriklausomai nuo jos veiklos apimčių svyravimo. Ir šiame seminare nagrinėsime, kokia informacija padeda vadovui pamatyti pelno ir nuostolio susidarimo vietas įmonės veikloje. Po to galima imtis racionalių veiksmų, koreguojant veiklą, kad iš minuso, kur reikia, taptų pliusas, o iš pliuso dar didesnis pliusas. Taigi pradedame. Pradėsim nuo to, kad apskaitos informacija reikalinga įvairiose vadybos situacijose, vykdant tam tikras vadybos funkcijas. Nesvarbu, ar tai vyksta visos įmonės mastu, ar kurio nors konkretaus padalinio mastu. Pirma funkcija – planavimas. Planavimas įmonėse visi žinome, kad yra realizuojamas sudarant biudžetus būsimai veiklai tiek pagal padalinius, tiek visos įmonės mastu. Šiame etape, tai yra sudarant biudžetus, reikalinga labai įvairi ir detali informacija. Pirmiausiai apie dabartinę situaciją, nes tai tampa atspirties tašku planuojant būsimą veiklą. Didžiąją dalį planavimui, tai yra biudžetų sudarimui reikalingos informacijos, ypač kas susijęs su kaštais, pateikia buhalterinė apskaita. Antra funkcija – organizavimas. Kai yra numatoma, kokie įmonės darbuotojai ką ir kada turi padaryti, kad būtų atliktos suplanuotos biudžete užduotis. Šiame etape apskaitos informacija naudojama minimaliai. Trečia, motyvavimas. Tai, sakykime, yra tiesiog numatymas, kokį atlygį už savo darbą, kuris įmonės darbuotojas turi gauti. Tai kartu ir numatymas, aišku, įvairių priedų premijų už darbuotojų pasiektus geresnius rezultatus. Šiame etape jau specialiai apskaitos informacija naudojama, nes reikia įvertinti, kaip efektyviai kuris darbuotojas dirbo, vertinama ne tik tai atliktų darbų apimtis bei jų kokybė, bet turi būti vertinami ir atliekant darbus naudoti resursai, kurie vertinami būtinai ir pinigais. Ir ketvirtas – kontrolė. Kontrolė tai ką? Tai yra stebėjimas, kaip vykdomi mūsų pasitvirtinti veiklos biudžetai įvairiuose lygmenyse. Šiame etape apskaitos informacija naudojama intensyviausiai iš visų vadybos etapų. Nes pirmiausiai eigoje fiksuojami įvairūs faktiniai duomenys apie kaštus, apie pajamas, kurie lyginami su biudžetu. Nustatomi nukreipimai, patys įvairiausi, vieni palankus, kiti nepalankus. Ir visa ši informacija specialių ataskaitų pranešimų forma turi būti pateikiama įvairių grandžių vadovams kiekvienam pagal jo atsakomybės laipsnį. Ir visos tos duomenys, kurie reikalingi ir biudžetų sudarimai ir ypač jų vykdymo kontroliai, kaip jau minėjau, pateikia įmonės buhalterinė apskaita. Pradėsim nuo to, kad įmonės buhalterinė apskaita susideda iš dviejų skirtingų dalių. Finansinės apskaitos dalis, jos duomenų pagrindų sudaromos išoriniams tikslams skirtos finansinės ataskaitos, tai yra balansas, pelno nuostolio ataskaita ir kitos ataskaitos. Kadangi, kaip žinome, visa informacija tokiuose ataskaitose pateikiama labai sustambintai, tai ir pati finansinė apskaita pagal savo prigimtį nėra labai detali.
Šią apskaitą reglamentuoja įvairūs valdžios skelbiami teisės aktai, todėl ji yra labai ribota. Ir dėl šių priežasčių finansinė apskaita nėra naudojama vadybos poreikiams patenkinti. Jinai tam ir neskirta. Tuo tarpu kita apskaitos rūšis, tai yra menedžmento arba vadybos ir kaštų apskaita, arba dar kitaip sakykime valdymo apskaita arba vidinė apskaita. Tai va ta apskaitos rūšis, kuri ir skirta specialiai teikti informaciją vadybos poreikiams. Šios apskaitos valdžia teisės aktais niekaip nereguliuoja ir neturi reguliuoti, nes ta apskaita skirta ne valdžiai informuoti apie tai, kaip įmonė sekasi dirbti, o šita apskaita skirta įmonė dirbantiems darbuotojams, pirmiausiai vadovams. Ir todėl šios apskaitos duomenys yra konfidencialūs, jie yra įslaptinami, neteikimi į jokius išorinius, taip sakant, įstaigas. Ir menedžmento apskaitos duomenų pagrindų ir rengiamos pačios įvairiausios vidinės ataskaitos, tiek apie įmonės padalinius, tiek apie vykdomus projektus ir įvairiais kitais pjūviais. Na, o finansinė ir menedžmento apskaitos yra kažkiek susiję, tarpusai labiausiai tai yra per išlaidų apskaitą, kadangi išlaidų apskaita yra ir finansinė apskaitoje, ir vadybos apskaitoje, tik tai tiek, kad, kaip jau minėjau, finansinė apskaitoje išlaidos apskaitomos labai nedetaliai, iš to jokios naudos vadybai nėra, o vidinė apskaitoje išlaidų apskaita yra labai detali įvairiais pjūviais, kad duotų informaciją, naudingą informaciją vadovams. Kadangi, kaip jau aptarėme, pagrindinį dėmesį vadovams reikia skirti kaštų valdymui, tai šiuo atveju ir viskas prasideda nuo informacijos gavimo apie kaštus. Na, kaštus daro, suprantame, ne šiaip įmonė kaip tokia, bet konkretus įmonės padaliniai. Kiekvienas iš jų vykdo savo veiklą ir daro joje tam tikras išlaidas. Viena dalis daromų kaštų yra susiję su produktų gamyba arba paslaugų teikimu, na, žiūrint, ką įmonė veikia, kuo jinai užsiima. Antra kaštų dalis yra susijusi su įmonės produktų arba prekių pardavimu. Ir trečia kaštų dalis niekaip nesusijusi su produktais, tačiau yra reikalinga, kad įmonė apskritai galėtų veikti. Kad būtų aišku, kokie įmonėje daromi kaštai tenka produktams, jų gamybai ir pardavimui, tam įmonėje turi būti specialiu būdu vedama kaštų apskaita. Finansinė apskaitoje, kaip jau sakiau, tokie dalykai netaikomi. Tik vidinė arba menedžmento apskaitoje visos išlaidos apskaitomas pagal tai, kam jos yra skirtos, ką jos konkrečiai daro, kuo jos tampa ir taip toliau. Kaip pavyzdį, mes čia matome sutartinės įmonės vaizdą, kuri užsiima mokymo produktais, tai yra organizuoja kursus, seminarus, rengia, išleidžia įvairius leidinius, teikia konsultacijas. Kairėje lentelės skiltyje matom tokios įmonės padalinius. Įmonės apskaitos specialistai savo priemonėmis nustato ryšius tarp kiekvieno padalinio veiklos ir toje veikloje daromų kaštų ir konkrečių produktų, kam kokios išlaidos tenka. Na, pavyzdžiui, jeigu kalbant apie mokymo produktą, įsivaizduokim, įmonė organizuoja seminarą. Ir kokie įmonės padaliniai susiję su seminaro organizavimu, pasižiūrėkime, metodinis centras rengia seminaro medžiagą. Reiškia, išlaidos patenka į seminaro savikainą. Tiekimo skyrius organizuoja popieriaus tiekimą, popierius bus naudojamas seminaro medžiagai spausdinti. Pliusas, irgi išlaidos tiekimo skyrius pateks į seminaro savikainą. Redagavimo skyriaus darbuotojai redaguoja parengtą specialistų seminaro medžiagą, taiso klaidas. Pliusas, redagavimo skyriaus išlaidų dalis tenka seminaro savikainai. Maketavimo skyrius maketuoja, tai yra suteikia išvaizdą, tam tikrą išvaizdą tai seminaro medžiagai. Irgi reiškia, seminaro savikainoje bus ir maketavimo skyriaus išlaidų dalis.
Spausdinimo skyrius atspausdina fiziškai seminaro medžiagą, reiškia irgi spausdinimo skyriaus išlaidų dalis įeis į seminaro savikainą. Marketingas. Reklama, seminaro reklamos išlaidos irgi įeina į seminaro savikainą. Pardavimai jau ne reklamos būdu, kitais būdais, irgi parduodant seminaro, pardavimo skyriaus kaštai teks seminaro savikainai. Leidinių pristatymo skyrius užsiims tuo, kad pristatytų seminaro medžiagas, spausdintą seminaro medžiagą į nutolusias vietas. Tai yra bus pristatymas. Reiškia, pristatymo skyriaus išlaidos irgi įeis į seminaro savikainą. Sandėlys, šiuo atveju seminaro medžiaga nesandėliuojama, jinai pagaminama tik tai tiek, kiek reikia, todėl čia minusas. Sandėlio išlaidų į seminaro savikainą neįtrauksime. Reklamos pardavimų skyrius užsiima tuo, kad pritraukia į produktą kitų įmonių reklamas. Šiuo atveju to nedaroma, reiškia minusas. Filialai. Filialai rūpinasi seminaro organizavimu įvairiuose miestuose, kur yra tie filialai įsikūrę. Reiškia, filialų išlaidos, kiek susijęs su seminaro organizavimu tose miestuose, irgi įeis į seminaro savikainą. Toliau yra bendrieji padaliniai. Prieš tai aptarėme gamybinius ir marketinginius padalinius, dabar liko bendrieji padaliniai. Šitie bendrieji padaliniai, kurie čia išvardinti, nei vienas iš jų nei gamina seminaro, nei parduoda, todėl šitų bendrųjų padalinių išlaidos negali būti įtrauktos į seminaro savikainą. Minusai. Dalis įmonės išlaidų, kaip jau tik sakiau, niekaip nėra susijęs su produktais, tačiau yra reikalingos, kad įmonė apskritai veiktų. Tai va tie bendrieji padaliniai, kurių išlaidas mes vadiname bendrosiomis ir administracinėmis išlaidomis. Taigi, tokių bendrųjų kaštų darimo racionalumą sudėtinga vertinti, tačiau tai daryti vis tiek svarbu. Nes tai irgi yra kaštai ir dėl jų mažėja įmonės uždirbamas pelnas. Tam reikia specialiai parengti apskaitinę informaciją, kuri parodytų vadovui, ką gero nuveikia administracinių ir bendrųjų padalinių veikloje daromi kaštai. Kuo tie kaštai tampa, kas yra tų kaštų vartotojai, kam jie reikalingi. Jeigu galime nustatyti konkrečius bendrųjų ir administracinių kaštų gavėjus, tai yra konkrečius įmonės padalinius, kurių veiklai daromi tam tikri bendrieji kaštai, tada daug lengviau būna vertinti tokių kaštų prasmingumą. Tada galime priimti kažkokius prasmingus ir racionalius sprendimus dėl tokių kaštų optimizavimo. Tai yra jau menedžmento apskaitos specialistų darbas – apskaičiuoti, kiek ir kokių vieno ar kito padalinio kaštų skiriama kitiems konkretiems padaliniams aptarnauti. Na ir šio dalyko esmę iliustruoja pateikta schema su sutartinės įmonės organizacijos struktūra. Menedžmento apskaitos specialistai vertina kiekvieno įmonės bendrojo padalinio ryšį su kitais padaliniais. Kam tas ar kitas bendrasis padalinys teikia kažkokius vidinės paslaugas. Ir jeigu tik egzistuoja kaip nors objektyviai vertinamas toks ryšys, jis aišku gali būti išreiškiamas ir piniginė išraiška. Tada aišku, kurio bendrojo padalinio kaštai, kuriems kitiems padaliniams aptarnauti tenka. Na, pavyzdžiui, įmonės vadybos personalas, būtinai kažkiek laiko skiria tam tikrų įmonės padalinių veiklos klausimams spręsti. Skiriama tokį laiką galime išreikšti darbo užmokesčio sumą, dar galime kartu pridėti kitas su vadovais susijusias išlaidas, pavyzdžiui, vadovų užimamų patalpų, naudojamos įrangos išlaidas ir taip toliau. Tas pats būtų, pavyzdžiui, su įmonės buhalterija, kuri ne šiaip veda įmonės kaip tokios apskaitą, bet jinai veda konkrečių įmonės padalinių vykdomos veiklos apskaitą, pavyzdžiui, pardavimo apskaitą, gamybos apskaitą ir taip toliau.
Ir taip galime padaryti su kiekvienu įmonės padaliniu ir jo kaštais. Padalinti, kiek kurio bendrojo padaliniu kaštų, kam konkrečiai įmonėje tenka. Ir tai padarius jau tam paaišku, kiek įmonės bendrųjų kaštų, kokie padaliniai ir kokioje apimtyje suvartoja ir kokiems tikslams suvartoja. Tada iš tokios situacijos jau matosi, taip sakant, šviesa tunelio gale. Jau vadovas gali orientuotis, kurias galbūt tas kaštų sumas gali pamažinti, o kurias galbūt priešingai reiktų, taip sakant, palikti tokias pačias arba net padidinti, jeigu tai atsipirks. Dažnoje įmonėje, kaip mes žinome, praktikuojama vesti kokią nors darbuotojų dirbamo laiko apskaitą. Na, dažnai tai būna tikrai labai naudinga. Iš tokių duomenų mes galime vertinti, kiek laiko tam tikri darbuotojai skiria vienam arba kitam darbui atlikti. Tokie duomenys tikrai plačiai naudojami menedžmento apskaitoje, kai reikia apskaičiuoti įvairių atliekamų darbų savikainą, gaminų produktų savikainą. Lygiai taip pat darbo laiko apskaitos duomenų pagrindų galima priimti sprendimus dėl kažkokio tai dirbto laiko optimizavimo, siekti, kad kiekvienam būtinam darbui būtų skiriama tik tai tiek laiko, kiek tai yra būtina, na ir taip toliau. Tačiau, kaip sakant, visada lazda turi du galus. Tai vat, visada egzistuoja pavojus darbo laiko apskaitą įmonėje padaryti, na, arba per daug formale, arba perdėtai detale. Tarkim, versti darbuotojus registruoti kiekvieną patį smulkiausią veiksmą, kuris užima nors ir, na, labai mažą dalelę laiko. Tai, na, gali privesti tikrai prie didžiulės mažai prasmingų duomenų gausos, su kuriais po to vadybos personalas nebenori net ką nors daryti. Nes tiesiog paskęsta tose duomenyse, o kažkokių prasmingų sprendimų pagal juos priimti negali. Čia jūs ir matote per 2 puslapius pateiktą, na, tokią, sakykime, labai hipertrofuotą situaciją, tačiau tam tikra dalis teisybės šioje situacijoje yra. Na, ir pasinagrinėkite, prašau tai, kas čia surašyta, galbūt jums kils įdomių minčių dėl jūsų pačių įmonės. Na, o dabar periname prie labai įdomaus ir tokio šiuolaikiško klausimo. Taigi, įmonės veiklos pelningumą, kaip jau žinome, pagerinti per pajamų padidinimą galima net tik labai ribotai. Nes čia veikia, kaip žinome, daug nuo įmonės nepriklausančių veiksmių. Aišku, kad kiekvienos įmonės vadovai natūraliai siekia ir sieks kuo labiau padidinti pardavimus, tai natūralu, bet šiuo atveju, na, dėja, mūsų galimybės būna labai ribotos. Todėl neišvengiamai tenka didelį dėmesį skirti kitam veiksmui, tai yra kaštų valdymui, kaštų optimizavimui įmonėje. Na ir dėl šių dalykų pasaulyje yra sukurta ir naudojama daug įvairių vadybos ir apskaitos sistemų, kurių visų tikslas yra toks pat. Tai yra, jos visos yra skirtos padėti valdyti įmonės veikloje daromas išlaidas, didinant jų efektyvumą. Toliau mes pagrindinės tokias sistemas aptarsime, o jūs galite iš karto galvoti apie savo įmonės situaciją. Ką galbūt galite savo prisitaikyti iš tų sistemų.
Ir visiškai nebūtina taikyti kažkurią sistemą pilną. Dažnai pakanka pasinaudoti kažkokiais aktualiais vienos ar kitos sistemos elementas ir tai jau būna naudinga. Labai gerai veikia logiškai parengtos kombinacijos iš įvairių sistemų elementų, kada jie vienas kitą papildo. Tai va, pradedame. Pirmoji iš tokių sistemų, tai yra taupioji vadybos ir apskaitos sistema arba Lean sistema. Taigi, šios sistemos esmė yra vykdant kiekvieną veiklą sukurti kuo daugiau vertės vartotojui. Čia turime galvoti tiek išoriniam vartotojui, tiek vidiniam vartotojui, priklausomai nuo aplinkybių, naudojant kuo mažiau darbo resursų, kuo mažiau skiriant tam laiko ir kuo mažiau naudojant įvairių finansinių išteklių. Ir vertinant šiuo požiūriu visas įmonė vykdomas veiklas, jas skirstome į 3 tokias grupės. Tai yra pirma veiklų grupė būtų vartotojui vertę kūrinčios veiklos, antra grupė sudarančios sąlygas kurti vertę veiklos ir trečia grupė vertės nekuriančios veiklos. Tai vat kovojama, taip sakant, su ta trečiaja grupė, su vertės nekuriančiomis veiklomis Lean sistemoje. Nes Lean sistemos tikslas yra vykdant bet kurią veiklą išvengti nebūtinų dalykų. Reiškia išvengti eikvojimo, švaistymo, to, kas yra nebūtina. Sakykim taip. Ir tas eikvojimas Lean sistemoje yra skirstomas į tokias irgi 3 grupės. Tai gali būti pirma grupė vertės nekuriantis darbai, nenaudingi. Antra grupė nemotyvuota, neracionali veikla. Trečia veiklos procesų netolygumas. Įgyvendinant Lean sistemą įmonėje vadovų dėmesys koncentruojasi į tai, kad visi veiklai reikalingi, būtini, sakykime, visi veiklai būtini dalykai turi būti pateikti reikalingoje vietoje, reikalingų laikų ir reikalingos apimties ir dar reikalingos kokybės. To reikia, kad būtų garantuotas idealus produktų ir darbų srautas, minimizuotas naudojimų išteklių kiekis ir kartu turi būti lankstumas, pakankamas lankstumas ir galimybė keistis priklausomai nuo pakitusių aplinkybių. Kada įmonė taiko Lean sistemą, visas darbas su procesais skirstomas į tokius etapus. Pirmas etapas. Kiekvienas veiklos procesas, kuriam pritaikoma Lean metodika, turi būti, aišku, tinkamai suplanuojamas ir tinkamai pasirengima jį vykdyti, siekiant jau pačioj pradinėje stadijoje išvengti kažkokių tai būsimų galimų neigiamų pasekmių. Antras etapas. Turi būti užtikrinama, kad suplanuotas veiklos procesas būtų tinkamai įdiegtas, iš karto nustatomi proceso metu planuojamų atlikti darbų, kiekybės bei kokybės įvertinimo parametrai. Ir trečias etapas, jau stebima, kad suplanuotas ir įdiegtas procesas būtų vykdomas be nukrypimų, tai yra tiksliai tos, kaip buvo numatyta pačioje pradžioje. Šita Lean sistema dažnai yra derinama įmonėse su kitomis veiklos vadybos sistemomis, apie kurias kalbėsime toliau. Antra sistema, kurią aptarsim, tai yra 6 sigmų sistema. Tai yra veiklos vadybos sistema orientuota į absoliučią vykdomos veiklos kokybę ir įmonė diegiant šią sistemą siekiame kuo labiau patenkinti įmonės produktų pirkėjų poreikius, kartu gerinama darbų, gaminamų produktų kokybė visuose įmonės veiklos lygmenyse. Finansinis 6 sigmų sistemos diegimo tikslas yra įmonės veiklos kaštų mažinimas ir kartu veiklos pelningumo didinimas.
6 sigmų sistema siekiama gerinti veiklos procesų kokybę, šalinant broko, įvairių klaidų, kitokių negerų priežastis, mažinti nukrypimus nuo suplanuotų gamybos ir kitų veiklos procesų. Pats 6 sigmų pavadinimas yra susijęs su gamybos procesų statistiniu modeliavimu. Pagal šią sistemą gamybinės ar kurios nors kitos įmonė vykdomos veiklos procesas turi atitikti reikalavimą, kad kokybės lygis siektų 99,99%. Tai yra toks procentas produktų turi būti pagaminta arba darbų atlikta be defektų. Tai reiškia, kad iš 1 milijono vienetų, tarkim iš 1 milijono pagamintų produktų, gali būti nedaugiau kaip 3,40 produktų, kurie turi defektų. Suprantama, tai yra labai aukštas kokybės lygmuo, todėl tokį modelį tikrovai pritaikyti labai sudėtinga. 6 sigmų sistemos bruožai yra tokie aiškus orientavimasis į išmatuojamą ir kiekybiškai apibrėžtą finansinį veiklos rezultatą. Taip pat antra, orientuojamasi į tai, kad vadovų ir vadybininkų įsipareigojimas turi būti priimti sprendimus ne pagal prielaidas kažkokias, ne pagal spėjimus, bet sprendimai turi būti priimami patikrintais duomenimis, pagal patikrintus duomenimis. Ir diegiant įmonei 6 sigmų sistemą yra sukuriamas šios srities specialistų tinklas iš įvairių padalinių darbuotojų. Tie specialistai suskirstomi pagal lygmenis, ten yra tokia sistema, kad žali diržai, yra judi diržai, čempionai, ir taip toliau ten tokios gradacijos. Kai kurie vadybos specialistai beje teigia, kad 6 sigmų sistema neduoda nieko naujo, nieko ypatingo, kas nebūtų žinoma iš kitų kokybės vadybos metodų, kurie taip pat taikomi įvairios įmonėse. Taip sakant, 6 sigmų sistema yra kokybės vadybos sistema, bet jinai nėra kažko super tokia išskirtinė. Dar yra kosai trūkumas 6 sigmų sistemos, tai kad ši sistema labiausiai orientuojasi ne į naujų produktų arba naujų technologijų kūrimą, bet jau į esamų veiklos procesų tobulinimą. Todėl jeigu pernelyg griežtai ši metodika būtų įmoniai taikoma ilgesnį laiką, tai gali neigiamai paveikti įmonės darbuotojų kūrybiškumą, norą ieškoti kažkokių naujovių. Ir šita sistema, 6 sigmų sistema, jinai taip pat dažnai yra kombinuojama praktikoje su Lean sistema, kurią tik aptarėme. Toliau, trečia sistema, apribojimų teorija. Jos esmė yra tokia, kad kiekviena veikla turi tam tikrų ribojimų, kurie neleidžia pasiekti paties geriausio rezultato. Ir kad patį geriausią rezultatą mes galėtume pasiekti, tie apribojimai, kurie tam trukdo, turi būti nustatyti ir panaikinti. Kartais šita apribojimų teorija vadinama apribojimų vadyba. Taigi, šitos sistemos tikslas yra ne šiaip mažinti įmonės veiklos kaštus, bet didinti pralaidumą. Pralaidumas tai šiuo atveju suprantamas kaip greitis, kuriuo tam tikra sistema generuoja iš pardavimų gaunamus pinigus. Apribojimų teorijos įgyvendinimas įmonėje atliekamas tokiais 4 etapais. Pirmas etapas – esamų apribojimų nustatymas atliekamas. Tai yra, pirmiausiai turi būti nustatomos problemos, arba ribojimai, kurie neleidžia mums pasiekti maksimalaus rezultato. Tie apribojimai gali būti
vidiniai, gali būti išoriniai. Na, pavyzdžiui, vidiniai apribojimai gali būti tai, kad yra nepakankami tam tikrų mūsų turimų įrengimų pajėgumai, arba gali būti reikiamos kvalifikacijos darbuotojų trūkumas. Na, išorinio apribojimo pavyzdys gali būti nepakankama mūsų įmonės produktų paklausa rinkoje. Ir nėra sprendžiama šiuo atveju iš karto klausimas su visais tokiais nustatytis apribojimus, o visada pasirinkamas svarbiausias, tai yra didžiausia įtaka daromas, taip sakant, tas ribojimas, kuris daro didžiausią įtaką ir dirbamas su juo. Po to, kai sprendžiama situacija su didžiausiu ribojimu, einama prie sekančio ribojimo, na ir taip toliau. Tai pirmiausiai pasirinkama, su kuriuo tokiu apribojimu mes dirbsime, tada prasideda antras etapas, tai yra turi būti priimamas sprendimas, o kaipgi mes galime panaikinti mūsų identifikuotą apribojimą. Taigi tą mes turime gerai išnagrinėti, tą apribojimo pobūdį, kaip jisai veikia, ir tada mes nuspręsime, kaip tą apribojimą mes galime pašalinti arba jau minimizuoti. Tada eina trečias etapas. Vykdomi veiksmai, kurie susiję su to mūsų priimto sprendimo jų įgyvendinimu. Tai yra, kaip mes tą ribojimą naikiname. Tam pajungiami vėl įvairius ištekliai, darbuotojai, kiti ištekliai, kurie padeda tą ribojimą mums panaikinti arba bent jau minimizuoti. Na ir visą tą praėjus ciklą, iki tol, kad mes tą nustatytą savo apribojimą panaikiname arba bent jau minimizuojame jo įtaką, mes tada einame ir renkamės antrąjį iš eilės ribojimą toje srityje ir dirbame su juo. Na, vėlgi apribojimo teorija įmonėse dažnai derinama su kitomis vadybos sistemomis, apie kurias dabar kalbame. Ketvirta sistema, tikslinė kaštų apskaita, yra skirta visiems tam tikro produkto kaštams mažinti per visą jo gyvavimo ciklą, tai yra nuo produkto kūrimo pradžios iki jo patobulimo arba iki iš esmės naujo produkto sukūrimo. Ir taikant šią sistemą siekiame patenkinti produkto pirkėjo poreikius ir užtikrinti įmonei norimą pelną, kuris būtų gautas pardavus produktą. Ši sistema naudoja tokią formulę, kad produkto savikaina lygu produkto pardavimo kaina minus pelnas iš produkto. Esmė ta, kad kiekvieno produkto savikaina yra suplanuojama ir po to jinai įgyvendinama taip, kad leistų įmonei uždirbti norimo dydžio pelną iš to produkto pardavimo, pagaminimo ir pardavimo. Na ir vykdant, taikant įmonėje šią tikslinę kaštų apskaitos sistemą, atliekami tokie darbai. Pirma, atliekami rinkos tyrimai, nustatoma jų pagalba tikėtina kuo realesnė esamo arba būsimo produkto pardavimo kaina. Antras žingsnis, nustatomas, planuojamas uždirbti pelno procentas, tai yra kokio pelno procento mes norime iš tam tikro produkto. Trečia, yra iš to, taip sakant, atsispirant, apskaičiuojama tikslinė arba, kitaip tariant, planuojama produkto savikaina, kurią reikia pasiekti, kad įmonė ateityje gautų norimą pelną iš to produkto. Tokiu būdu apskaičiuota ta tikslinė savikaina iš esmės tampa biudžetinė produkto savikaina ir po to visi produkto kūrimo bei gamybos darbai ir pardavimo darbai ir tų darbų kaštai yra planuojami taip, kad atitiktų tą biudžetinę produkto savikainą. Tokiu atveju įmonėje sudaroma reikalingų specialistų komanda iš įvairių padalinių darbuotojų, iš projektavimo, gamybos, rinkodaros, apskaitos padalinių. Ir ta komanda turi apskaičiuoti pirmą produkto tikslinę savikainą, pasirūpinti to būsimojo produkto suprojektavimu, turi įvertinti potencialių produktų pirkėjų poreikių patenkimą, kokius, taip sakant, kokias funkcijas tas produktas turi atlikti, kad pirkėjai, kuriuos mes orientuojamės, pirktų mums reikiamos apimties tą produktą už reikiamą kainą.
Kartu ši įmonės specialistų komanda turi parengti detalę produkto gamybos programą, parinkti gamybai reikalingas žaliavas, numatyti, kokiais įrengimais turi būti tas produktas gaminamas, apmokinti turi produktą gaminsiančius darbuotojus, ir atlikti visus kitus veiksmus, kad produkto gamyba vyktų taip, kaip mes esam suplanavę. Dabar šitos aptariamos sistemos yra vėlgi, kaip ir kiekvienos kitos sistemos, tiek pranašumų, tiek ir trūkumų. Taigi, tikslinės kaštų apskaitos sistemos pranašumai yra tokie. Pirmas pranašumas, privalumas, siekiant sutilpti į iš anksto nustatytą tą tikslinę produkto savikainą, norom dažnai randama įvairių nestandartinių, inovacinių, sprendimų, kurie šiaip nebūtų atsiradę. Antras tokios sistemos privalumas, kad tikslinės produktų savikainos nustatymas apsaugo nuo pagundos panaudoti brangius ir ne visada būtinus technologinius sprendimus. Bet ši sistema, kaip ir kitos sistemos, turi savo trūkumų, taigi aptariamos sistemos trūkumai tokie būtų. Siekiant sutilpti nustatytą tą tikslinę biudžetinę savikainą, natūraliai kyla pagunda pabloginti šiek tiek produktų kokybę, pavyzdžiui, parinkti prastesnės žaliavas ir pigesnės dėl to žaliavos, pasamdyti žemesnės kvalifikacijos darbininkai, kurie, aišku, natūraliai gali padaryti daugiau klaidų, ir taip toliau. Antras trūkumas tokios sistemos, už produktų gamybą atsakingi darbuotojai, ilgainiui tiesiog, pervasta nuo tokio nuolatinio spaudimo neviršyti tos tikslinės savikainos, o tai yra padaryti tikrai nelengva. Dar vienas trūkumas tokios sistemos taikymo yra, kai už produktų gamybą ir už produkto pardavimą atsakingiems vadovams būna sudėtinga rasti tarpusavio kompromisą, nes abi pusės ir gamybininkai, ir pardavikai, taip sakant, nori, kad produkto savikaina būtų mažinama, kitos pusės darbų kaštų sąskaita. Tai yra, gamybininkai nori sau leisti kaštų tiek jiems reikia, o nori, kad pardavėjai mažintų savo kaštus. Pardavėjai tuo tarpu nori sau leisti pardavimo kaštų tiek, kiek jiems reikia, o nori, kad gamybininkai mažintų savo kaštus. Ir taip toliau. Ir vėlgi šitas sistema, tikslinė kaštų apskaita, vėlgi yra kombinuojama su kitomis sistemomis, kurias mes čia toliau ir aptarėme. Toliau yra 5. funkcinė vertinė analizė, tokia sistema. Ši sistema orientuojasi į produktų bei procesų teikiamos naudos ir jų savikainos santykio optimizavimą. Taikant funkcinę vertinę analizę įmonėje siekiama įmonės produktams suteikti tokias funkcijas, kurios būtų vertinamos pirkėjų ir kartu parinkti toms funkcijoms tokį jų, taip sakant, realizavimo, pagaminimo būdą, kuris reikalautų kuo mažesnių kaštų. Kitaip tariant, reikia tokiu atveju įmonė atsakyti klausimą, kaip pagaminti kuo geresnį produktą, kurio savikaina būtų kuo mažesnė. Ir taikant funkcinę vertinę analizę, produkto atliekamos funkcijos, tai yra jų reikšmingumas vartotojui ir jų kokybė yra tos funkcijos vertinamos naudojant įvairius techninius, ekonominius rodiklius, pavyzdžiui, tarkim, pagal produktų suvartojimo arba gaminamos energijos kiekį, talpumą, ekonomiškumą, galingumą, estetiką galiausiai. Tai šios produkto teikiamos funkcijos vertinimas ir pagal jų kokybės lygį. Dažnai būna įmoniai neprasminga analizuoti visas produktų teikiamas funkcijos. Tai būtų tiesiog paprasčiausiai per brangu ir tai nesipirktų. Todėl tokiais atvejais, kai įmonė taiko funkcinę vertinę analizę, paprastai ta analizė atliekama, tarkim, su produkto kokia nors viena funkcija, pačias reikšmingiausia funkcija, tarkim, su 2-3 funkcijom, nedaugiau. Šiaip pačią funkcinės vertinės analizės idėją
idėją, pilnumoje taikyti praktikoje būna labai sudėtinga. Nes paprasčiausiai dažnai būna sunku teisingai išmatuoti kažkokio produkto atliekamas, teigiamas, o kartu ir neigiamas funkcijas, jų vertę, jų įtaką, tarkim, pirkėjų poreikiams patenkinti. Todėl dažniausiai įmonėse naudojama ne visa funkcinė vertinė analizė kaip kažkokia visapimanti sistema, bet dažnai naudojami tiesiog šitos sistemos elementai. Ir tie elementai gali būti funkcinės vertinės analizės naudojami nebūtinai produktų gamybos metu, tai gali būti bet kokioj įmonės veiklos srityje pritaikyta funkcinė vertinė analizė, tiesiog tokiu atveju galvojama. Pavyzdžiui, įmonės kažkuriam padalinėje atliekami darbai, kažkokie darbai, arba nukreipti išorę, arba į vidų. Ir tada pirmiausiai keliamas klausimas, o kam tie darbai reikalingi, o kokie duoda naudą? Ar tau nauda yra pakankama ar nepakankama? Ir kiek kainuoja, taip sakant, tos naudos sutikimas. Va tokiam apmąstymui, analizavimui, tai šita funkcinė vertinė analizė kaip sistema tiesiog yra nuostabi. Šešta sistema tikslai laiku arba just in time sistema. Tai pagrindiniai šios sistemos tikslai yra įmonės užsakovų poreikių patenkinimas laiku, kokybiškų produktų gamyba, tai yra jokio broko, ir kartu įmonės veiklos kaštų minimizavimas. Ši sistema, tiksliai laikų sistema, dažniausiai yra taikoma masinės produktų gamybos įmonėse, kur produkcija gaminama nepertraukomus srautu. Tai yra, ši sistema sukurta turint tikslą kuo labiau sumažinti visas nenaudingas išlaidas ir sumažinti įmonės turimų atsargų likučius, taip išvengiant jų sandėliavimo kaštų. Kartu siekiama sutrumpinti produktų gamybos procesų laiką ir šitaip sumažinti produktų gamybos kaštus. Kuriant sistemą, tiksliai laikų sistemą, kuriant pradžioje buvo iš viso suformuoluota tokia nuostata, kad įmonės turimos atsargos, bet kokios rūšies atsargos yra kaip blogis, kuris trukdo įmonėje efektyviai dirbti. Ir remiantis šitą nuostatą, buvo jau po to atliekami šitie sprendimai, kad įmonėje nebūtų atsargų, kad nebūtų, taip sakant, pinigai šaldomi atsargose, kad nereikėtų tų atsargų sandėliuoti, kad nebūtų sandėliavimo kaštų ir taip toliau, ir taip toliau. Šita sistema, apie kurią kalbame, dėl savo ypatumų labiausiai tinka įmonėms, kurios gamina nedaug skirtingų gaminių, tačiau gamina dideliais kiekiais. Bet ši sistema netinka toms įmonėms, kurios gamina nedideliais kiekiais, bet daug įvairių gaminių. Bet kokia atveju, sakykime, šita sistema tiksliai laiku gali būti sėkmingai taikoma ne tik tai gamybos, bet ir prekybos įmonėse. Nes atsargos, kadangi šita sistema labiausiai orientuota į atsargų minimizavimą arba visišką atsisakymą įmonėje, tai atsargos yra tiek gamyboje, kaip žinoma, tiek prekyboje. Tai ši sistema, nors šiaip gimė kaip gamybos valdymo sistema, jinai gali būti sėkmingai, ir be to yra naudojama sėkmingai ir prekybos įmonėse, sprendžiant atsargų likučių klausimą. Ir septintoji sistema, subalansuotų rodiklių sistema, buvo sukurta, sprendžiant problemą, kad nepakanka įvertinti įmonės veiklos efektyvumą ir jos didinimo galimybės vien pagal finansinius rodiklius, o kad šiam tikslui turi būti naudojami ir įvairūs nefinansiniai rodikliai. Ir ši sistema buvo kuriama orientuojantis daugiausia į nedidelės ir vidutinio dydžio įmonės. Subalansuotų rodiklio sistema naudojama kaip vadybos instrumentas, kuris leidžia nustatyti įmonės ir kiekvieno darbuotojų tikslus ir stebėti po to, kaip vyksta tų tikslų įgyvendinimas įmonėje. Ir taikant šią sistemą yra išskiriamos 4 svarbios sritys, kurioje įmonė turi nustatyti savo strateginius tikslus, o kada juos nustato, tada jau turi būti atliekami veiksmai, kaip tos tikslus reikia pasiekti. Ir tos sritys yra tokios. Finansų sritis,
Tai finansiniai rodikliai be abejo yra šiuo atveju patys svarbiausia. Ir svarbiausias iš jų yra uždirbamo pelno dydis. Įmonė orientuojasi į kokio dydžio pelno uždirbimą, taip sakant, kokio pelno jinai nori. Na, aišku, naudojami ir kiti rodikliai finansiniai, kaip įmonės tikslai, tačiau svarbiausias yra pelno rodiklis. Antra sritis – pirkėjai. Na, šiuo atveju siekiama atsakyti į tokius klausimus, kaip vartotojai vertina įmonės produkciją, įmonės teikiamas paslaugas, kai vertina įmonę apskritai, ar pasitikė įmonę. Ir kartu analizuojame, kaip mes galime pakeisti mūsų pirkėjų vertimą, jeigu tas vertimas, tarkim, mūsų yra kol kas nepalankus. Ką dėl to reikia padaryti? Kaip mes pasirinkame, kaip su pirkėjais dirbsime šią prasme. Tada numatome šį darbą iliustruojantis rodikliai, kuriuos įmonė nori stebėti, kad žinotų, o kaip jai sekasi įgyvendinti savo užsibrėžtą šios srities užduotis. Na, pavyzdžiui, pagal ką mes spręsime, kad padidėjo pirkėjų pasitikėjimas įmonė, pagal ką spręsime, kad pagerėjo pirkėjams galimybės įsigyti įmonės prekes. Be abejo, štai vietoje turi būti numatyta, kad ir reikės kelti pirkėjus aptarnaujančio personalo profesionalumą, reiškia kažkokie papildomi mokymai bus šitos srities darbuotojų, na ir taip toliau ir taip toliau. Tai tokių veiksmų gali būti labai įvairių. Trečia, vidiniai įmonės procesai. Tai pirmiausiai šitoje vietoje aiškinamasi, kaip mes galime patobulinti jau esamus procesus, kad jie kuo labiau atitiktų mūsų išsikeltus tikslus ir padėtų tų tikslų efektyviai siekti. Na ir tobulinant jau vykdomus procesus, o kartu pradedant naujus procesus, reikia visada stebėti, kad visi veiksmai būtų vėlgi atliekami kuo efektyviau kiekviename etape. Ir iš visų vidinių veiklos procesų žingsnių, veiksmų pasirinkami tie, kurie mūsų manymu darys didžiausią įtaką, kad pagerėtų finansų srities rodikliai ir pirkėjų srities rodikliai. Na, ketvirta sritis mokymo arba augimo, kitaip tariant, dar tobulinimo sritis. Šios srities rodikliai ir tikslai nustatomi, vėlgi norint pasiekti jau anksčiau nustatytus minėtų sričių tikslus. Pavyzdžiui, jeigu tikslas yra profesionaliau aptarnauti mūsų prekių pirkėjus, tai tam tikslui pasiekti turi būti sudaryta profesionalių darbuotojų grupė. Todėl turi būti numatyti specialūs mokymai tiem darbuotojams, na ir taip toliau. Šiaip ar taip, ši sistema, subalansuotų rodiklių sistema, yra tikrai pažangi sistema. Na, kaip jau minėjau pačioje pradžioje, prieš aptardamas šias sistemas, visos jos yra skirtos padėti valdyti įmonės veikloje daromus kaštus ir didinti tų kaštų efektyvumą. Taigi, nesvarbu, ar įmonė taiko kurią nors vieną iš aptartų sistemų, ar taiko keletos sistemų elementų kombinaciją, ar galbūt net netaiko ne vienos iš tų sistemų, bet kokiu atveju įmonėje patys įvairiausi kaštai vis tiek yra daromi. Na ir nenorom tos įmonės kaštus reikia valdyti. Ar pagal kažkokią pasirinktą sistemą, ar be jokios sistemos. Tačiau vis tiek, kaip žinome, tikslas yra, kad visi įmonės kaštai būtų daromi racionaliai, optimaliai, tik tai tokie, kokie yra būtini, kad įmonės veikla būtų pelninga. O dėl to natūraliai reikia mums turėti informaciją apie kaštus, kokie yra kaštai daromi.